Sveiki visi, aš esu Evelina Šimelionė ir nors gyvenime dažniausiai būnu scenoje arba miške muzikuoju su vaikais, šiandien aš tapau nuostabaus pokalbio moderatorė, o projektas ir pokalbis nuostabus tuo, kad tai jau yra antrasis metai su knyga 2 projektas, kuris finansuojamas Lietuvos kultūros tarybos. Ir šiame projekte jūs išvysite net 12 tinklalaidžių skaitymo tema. Apie skaitymą, apie knygas dalinsis šio projekto ambasadoriai ir skirtingų profesijų specialistai. Taip pat jūsų laukia sezono knygų skaitymai su ambasadoriais, kurie įvyks įvairiose Lietuvos bibliotekose, ir taip pat jūsų pamėgti konkursai socialiniuose tinkluose. Projekto organizatorius, labai svarbu paminėti, Apskričių viešųjų bibliotekų asociacija. Atrodo, viską pasakiau ir nekantrauju pradėti pokalbį su rašytoju, lietuvių kalbos mokytojas, tinklalaidės autorius ir meilė knygoms ir skaitymui puoselėjantis žmogus. Aš taip pristačiau, Karoli. Pataikiau? Pompastiškai šiek tiek, bet gerai iš esmės. Atrodo, kalbuosi su žmogumi, kurį pažįstu vien perskaičius jo knygą. Ar tai yra komplimentas autoriui ar ne? Čia, kai pažiūrėsi, vėlgi, jeigu tapatinį autorių knygos su pasakotoju, tada gali įsivaizduoti, kad pažįsti, bet čia toli gražu nesutalpina ta knyga viso mano gyvenimo ir asmenybės, čia tik tai viena pusė, kai vienas etapas, sakykime, kai aš dirbau mokykloje, tai aš sakau, kad čia nėra tokia tikra autobiografija, nors visi mėgsta taip sakyti, bet iš tiesų tai toli gražu iki to pilno paveikslo. Ir knyginę, kai ėmiau, tai ieškodama šitas knygos, sako, taip, prie biografijų jinai guli, tai tikrai biografinė knyga, bet persiskaitė labai, labai skaniai, nežinau, net neatrandu kito žodžio, gal dėl to, kad pati esu mokytoja. Ir perskaičius dar galvoju, kai tik susitiksiu su Karoliu, paklausiu, o kaip dabar tu gyveni ir kuo tu gyveni ir kaip laikaisi, nes atrodo, kai man tai šitą knygą šviežiai perskaityti ir atrodo, kad ten buvo labai daug to perdegimo, daug tų temų, kad buvo labai sunkiai dirbama ir tada baigėsi tuo, kad aš išeinu ir palieku ir dabar, kai susitinku, tai labai įdomu sužinoti, kaip tau dabar sekasi. Jo, tai ten parašyta, kad pasakotojas dirbo 3 metus mokyklai, bet iš tiesų tai čia prieš 2 metus jau išėjau iš mokyklos ir kaip tik vakar į vieną mokyklą pakvietė dar, čia prieš mokslo metų pabaigą pakalbėti šiek tiek apie mokytojo profesiją ir tą knygą, tai aš jau juokavau ten mokiniams, kad man reikėjo prisiminti, apie ką ten ta knyga ir peržiūrėti skaidres, kurias rodydavau per pristatymus ir panašiai. Tai čia šiek tiek juokauju ir nepamiršau, apie ką ten rašiau, bet iš esmės mokykla jau yra praeitas etapas man, aš joje nedirbu 2 metus, dirbu korepetitorium, bet čia jau ne misija, kaip buvo anksčiau, o tiesiog darbas dabar ir aš apie tą knygą irgi nebegalvoju jau iš esmės, smagu aišku, kad ją skaito, bet pats, tiesą sakant, ne anksčiau labai jaučiausi tikrų mokytojų, nei jo labiau dabar jaučiuosi. Tai galvoju apie kitą knygą, apie kitus dalykus ir, nežinau, gal čia nuvilia mokytojų gerbėjus. Tęsinys ar ne? Ne, jokių būdų. Nieko apie mokyklą daugiau. Gerai, supratau. Šiaip norėjau interviu šitą pokalbį mūsų pradėti tokiu blitz žaidimu. Čia tikiuosi nebus tikrinamos mano žinios, kaip būtų baisiausia, ar čia rašoma nosinė ar ne. Taip, arba koks pažymys, ne? Ne, iš tikrųjų, kai buvo karantino laikotarpis, aš irgi turėjau vieną pokalbį, kuriame buvau kitoje pokalbio pusėje ir su manim sužaidė tokį žaidimą, kur man labai patinka tokie blitz klausimai. Tai tau reikės tiesiog pasirinkti vieną iš 2 žodžių. Gerai, negaliu sakyti. Vienas ar kitas, jo, bet negalima sakyti niekas, tiesiog privalai pasirinkti vieną, gerai? Gerai, čia kažkokie spąstai yra? Ne, jokie, tiesiog, kad sužinotumėm kažkiek daugiau apie tave. Gerai, pradedam? Tinka. Kava ar arbata? Arbata. Pelėda ar vyturys? Vyturys. Proza ar poezija? Proza, tikrai. Drama ar komedija? Drama. Lietuviai ar užsieniečiai? Lietuviai? Keistas be konteksto klausimas. Rašymas ar skaitimas? Rašymas. Vienatvė ar kompanija? Vienatvė. Ausinukai ar koncertas? Ausinukai. Kelionė Lietuvoje ar svetur? Svetur. Čia stengiuosi neįsiplėsti, noris daug komentarų pasakyti. Gerai. Knyga su paveiksliukais ar be jų? Be. Spalvota ar juoda balta? Spalvota. Detektyvas ar siaubo filmas? Detektyvas. Tiki ar netiki?
Kiu? Praeitis ar ateitis? Praeitis. 11 ar 12? 12. Susitikimas ar skambutis? Susitikimas. Jėga, susitikimų mes ir pabaigėm, labai trumpas. Ir dabar, kaip tikra mokytoja, gale pasirašiau, pareflektuokim tai, kas įvyko. Ne, juokauju iš tikrųjų, bet tikrai buvo tokių klausimų, kur, nežinai, kas čia kontekstą. Kuo tiki, čia, pavyzdžiui. Taip. Bet iš principo tada atsirėmė ir aš tikiu. Nu, žodžiu, čia tokių buvo kava arbata ir tiki ar netiki, turbūt skirtingi, bet visai įdomu pagauti lengvai save. kai kuriuos atsakyti. Kavos, pavyzdžiui, iš vis niekada negeriu, kaip nebūdinga mokytoms paprastai, bet Geras. tik žalia arbata. Tik žalia arbata. Jo. Mačia ten visas dabar. Nebūtinai tiesiog, bet ne kava, nežinau, nemėgėjas, tai retas gal. Iš tikrųjų, mintise ir aš žaidžiau už tą žaidimą, tai daug kur sutapo, tai labai taip pasidžiaugiau, kad yra sąsajų. Ir žinai, kur dar buvo lietuviai ir užsieniečiai, apie ką pirmą pagalvojai? Bet nežinau tiesą, nežinau, apie ką tu galvodama šitą klausimą. Rašytojai. Aišku, rašytojai. Tai. Tada užsieniečiai. Nes čia daug klausimų buvo paremta iš perskaitytos knygos. 11-12, ten rašymas ar skaitimas, lietuviai ir užsieniečiai, kelionė Lietuvoje. Jo, aš apie šitą ir pagalvojau, nes ta kelionė Lietuvoje man labai patiko. Turbūt įdomiausia, kai aš ten aplink tą Lietuvą keliavau, turbūt viena įdomiausių mano gyvenime kelionių. Tai sunku, gal aš irgi pagalvoju apie tą momentą. Tai kartotum tokią kelionę? Ne, dabar jau aš jaučiuosi nemažai matęs tos Lietuvos. Vis dėlto kiek ten 3 savaitės daugiau gal dar keliavau po Lietuvą. Aš mūsų klausytojams jo truputėlį praplėsiu, gal tu, Karoli, papasakosi daugiau, nes ne visi gal skaitė knygą, tie keletas žmonių, kurie neskaitė, arba nežino, apie ką mes čia kalbame, tai Karolis rašė savo knygoje, kad keliavo po Lietuvą ir gal tu čia pratęsk, bus išsamiau negu aš atpasakosiu. Jo, aš iš tiesų, ta kelionė dar prieš knygos rašymą įvyko, man atrodo, po 1 metų darbo mokykloje, nes aš norėjau šiaip užkamšyti tokias kultūrinės progas, būna mokiniam pasakoji ten, va čia Maironio gimtinė rodai, tu pats realiai nebuvęs to gimtiniai, arba ten Mykolaičio Putino sodyba ir irgi nesilankęs jis joje niekada, tai man buvo iš tos pusės įdomu praplėsti akiratį ir šiaip kaip lietuvių pamatyti šiaip jau gimtąją šalį, tai, bet ne taip, kad kaip paprastai daugelis nuvažiuoja prie jūros, ten pabūna, grįžta, gal dar kažkur užsuka, bet norėjos tokios išsamesnės kelionės iš tiesų, tai įvairius kampelius aplankėm. Ir buvo įdomu tiesiog pamatyti ir tą kitą Lietuvos pusę ir buvo žiauriai įdomu iš tiesų. Tai čia irgi susijęs su skaitimu, nes perskaičius smagu nuvykti ir pamatyti, kaip iš tikrųjų atrodė. Juolab, man atrodo, daugelį vietų dabar yra kokie nors memorialai, ar ten muziejai, ar ten vis tiek gimtinė pristatinti. Tai įvairūs kultūriniai objektai, ar ten Maironio muziejus, jo būtas buvęs, ten, ar Mykolaičio Putino ta pati sodyba, tai galinai. O gal net yra koks nors kelias Lietuvoje sugalvotas, dabar visi yra kelių, kaip keliauti, žygeiviai ten keliauja aplink Lietuvą. Galėtų būti perskaitai, pavyzdžiui, perskaitai šitą knygą ir keliauji į tą tašką, perskaitai tą knygą ir keliauji. Galėtų būti, bet man atrodo, kad nėra. Šiaip, jeigu kam įdomu, tai yra ta kelionė, kaip ir mano kitos kelionės, nuo to, kai pradėjau dirbti mokyklų, užfiksuotos mano Instagrame, lietuvių kalbos mokytas, tai ten yra gal 300 istorijų, būtent ta visa kelionė po Lietuvą, jeigu kas nori pakeliauti, tai tikrai gali pažiūrėti ir gal ten rasti, manau, įkvėpimo, tai ten tas vietos užfiksuotos. Tai čia rekomendacija. Knygos rekomendacija ir va dabar dar pažiūrėti kelionės. Po Lietuvą šiaip visiems rekomendauju pakeliauti ir dar ką darau keliaudamas, tai kažkaip pradėjau fiksuoti tam Instagrame ir mokiniams kartu norėjau, kad daugiau sužinotų ir pats savo. Tai va, taip, dieną kelionės įveikia ir tu kažkaip dar ir keliaudamas ir po to googlini, žiūri, ką čia aplankai, perskaitai, tada pasižymi tose Instagramo, tose istorijose tam tikrus faktus ir tau išlieka. Ir pats prisimeni, ir kitiem įdomu pažiūrėti. Nu, toks kaip tokia dokumentacija. Taip, dokumentacija tokia. Tikrai, gal ir man reikia pradėti naudotis jau Instagram'u. Geras dalykas, pamiršti, bent jau aš tai labai greit pamirštu. Paleidė, ne, ir yra, o jeigu nori, gali... Pavyzdžiui, kiek kainavo ten, net nebeatsimenu, va kur pizzerija yra tokia žymiai italas įkūręs, bet nepamenu, kokiam dabar net miestelė. Žinau, Žemaitijai. Jo, kažkur ten, bet dabar va ir galvoju, kokį dabar miestelis nebeatsimenu. Paguglinsim po laidos. Bet aš turiu Instagrame, ten kažkur užfiksavęs ir jeigu nori, gali atsidaryti ir pažiūrėti, arba kiek kainavo ten pizza tuo metu, pavyzdžiui, jeigu važiuoju antrą kartą, gali palyginti. Tai jau tada, kai keliavai, buvo atidaryta. Jo, tokia žymi. Rietavė, man atrodo. Rietavė. Taip. Puikiai. Rietavė, užsukite, skanios pizzos. Žodžiu, gerai, tęskime skaitymą temą ir... Čia pasižymėjau, kad irgi klausiau vienam interviu, kad jau tu nuo mažų dienų žinojai, kad tu nori būti rašytojas.
ten visokių gyvenimo peripetijų buvo, nežinau, ar tu nori apie tai pasakoti, ar nenori, ar neverta, bet va tą grįžtant į vaikystę, ne į kitų studijų, ieškojimų savęs, bet tą momentą, kai, nu kaip vaikas gali, daugeliui patinka žaisti, piešti, šokti ten mergaitėm, ar ne, dainuoti, visi nori būti dainininkais, ten. O čia rašytojai iškart rašai, eilės, prozą, ką? Ne, aš eilėraščių niekad nerašiau ir labai mažai idėjas skaitau poezijos, prašau, neužmėtykite manęs akmenimis dėl to. Bet, jo, aš nežinau, norėjau nuo vaikystės rašyti, nežinau kodėl, gal dėl to kažkaip susiję, nežinau, šiaip su mano uždarumu turbūt pirmiausia, aš šiaip uždaras visuomet buvau ir norisi gal papasakoti apie tai, apie ką tu nekalbi paprastai žmonėms. Tai mano dėl to tos knygos turbūt bent jau tam tikrą dalimi autobiografinės ar tie apsakymai knygos, sakau, viena knyga ir būsimos turbūt irgi bus. Bet mama dirbo televizijoje anksčiau, vesdavosi mane ten kartais į darbą, ten kabinetuose, pamenu, tos mašinėlės dar būdavo, kur taukši, man patikdavo tas garsas, kai atsimuša, tai tas galbūt kažkiek paveikia. Ir nežinau, man natūraliai kažkaip perimdavau tos kalbos dalykus, kažkas pasakydavo, ten kažkokį žodį kaip taisyklingai vartoti, ar kur kablelį padėti, kažkaip natūraliai įsimindavau, priešingai negu ten, nežinau, matematinės formulės kokias nors. O šiaip tai aš visą tokias labai, ypač jaunystėje buvau romantinės pasaulėžiūros, ten, kad rašymas tai lemtis, nu žodžiu, čia nulemta kosmosas, nulėmė ir tu dabar turi rašyti. Tai, bet gal taip ir buvo, vaikystėje mes jaučiam tikrus dalykus ir dabar apsisuko ratas toks ir grįžai į tą tašką. Na, aš niekada nebuvau nutolęs, aš visą laiką nebuvo, kad persigalvočiau iš tiesų, nuo vaikystės norėjau ir tada bandžiau kažką ten rašyti, dar su sese, pamenu, žurnalus leisdom tėvams namuose, kažkokius darydom, ten krikžiažodžius, ten dar kažką susekdavom, ten, kaip skaitydo, ten buvo Donaldas ir kiti, Flintas. Mano laikais jau galiu sakyti, kadangi aš jau nebe toks jaunas, tai mes kažką panašaus darydavom, paskui ir istorijas ten bandžiau kažkokias rašyti, tai jo yra tokios knygos iš 2 sakinių nepabaigtos. Nes kaip įdomu, aš tai galvojau, ką vaikas gali rašyti, arba tu stebi pasaulį ir nupasakoji, ką tu matai, ar tu, negi vaikas jau būdamas vidinius savo dalykus bandydavau. Tai realiai nieko ir neparašydavau. tai neturėtų būdamas vaikas ten kažko. Bent jau aš tai nevaizduoti remiuosi iki šiol, būtent asmeninė patirtim. Tai kai esi vaikas, nelabai tu turi ten kažko, ką nelabai reflektuoji, turbūt, nežinau. Ir aišku, yra vaikų, kur ten turbūt ir jaunų žmonių, kurie ten būna parašo fantastinės kažkokias istorijas, bet aš nežinau, gal neturiu tiek vaizduotės, arba man tai nėra netaip svarbu, kaip iš asmeninės patirties. Gal filmukų žiūrėjai? Daug žiūrėdavau, Cartoon Network, pamenu, atsirado tuo metu, tai žiūrėdavom Tom ir Jerry su sese, vėlgi buvo mano mėgstamiausias filmukas iki šiol. Čia mes toj pačioj kartoj, tai tikrai. Dar galvojau paklausti, kaip pats manai, kada susiformuoja pats skaitimo įprotis? Tai čia vaikystėje, aišku, susiformuoja, arba susiformuoja, arba ne. Tai kaip man buvo, galiu gal papasakot, tai manęs kaip tik vakar paklausė mokinė toje mokykloje, kada pradėjau skaityti. Keistas klausimas, niekuomet neuždavė per turą tokio klausimo, aš susimašiau ir turbūt pagalvojau, gal mama išmokė turbūt iki mokyklos dar skaityti. Ir pamenu, ten Bembi skaitėm kartu, man buvo ten sudėtinga perskaityti tą knygą, pamenu, nebuvo lengva mokytis. Bet paskui kažkaip turbūt tėtis paskatino tą skaitimą, kai šiek tiek ūgtelėjau, važiuodavom vasarą į Juodkrantę su šeima, ten prie jūros pabūti ilgesniam laikui ir ten parūpindavo man knygų, buvo tokia serija iliustruota Didžioji klasika, tokios baltos knygos, kas antras puslapis paveiksliukas, realiai jeigu 3 muškietininkai, tai ten sutrumpinta versija su paveiksliukais. Tai aš žiauriai išsikabinau ir greitai perskaitai tas knygas, pagauni azartą, dar kitą perskaitai, pradėjau kauptis tą kolekciją, taip po truputį ir kažkaip pradėjau paskui ir kitas knygas skaityti, gal rimtesnės, sakykime, nežinau. Pamenu, iš tos serijos tai greičiausiai perskaičiau apie Frankensteiną. Gal ten 1,5 valandos tik man padovanojo, aš prie stalo sėdėdamas perskaičiau. Vėlgi įdomus dalykas, anksčiau tai skaitydavau prie stalo, pasitempęs kaip darydamas namų darbus, taip skaitai ir taip puslapius kaip moksliukas. Bet šiaip knyga taip turėtų būti, ne, akių lygyje? Ar... Nežinau, žinok, bet aš tai atsimenu, kad skaitydavau tiesiog, dabar tai visai prisidėjai tą knygą. Arba paplūdimy, kur ant pilvo guli ir ten atstumas nuo knygos. Nes, kodėl klausiu šitą klausimą? Nes aš šiaip prisipažinsiu, nesu užkietėjus knygų skaitytoja ir vaikystė ir paauglystė mano
buvo nutolus nuo knygų tikrai, dėl to labai artimai jaučiausi tiem 11 ir 12. Bet aš užaugau meno mokyklai, tai man gal netiek, Kas tau atleidžiama, gali neskaityti, menininkai gali neskaityti. Jo, aš slydau, ten koncertai, konkursai. Kai pradėjau studijuoti, aš studijavau pas profesorių Valentiną Masalskį ir tai buvo žmogus autoritetas. Ir aš atsimenu jo žodžius, buvo mums krūvos knygų perskaityti iki 1 kurso per vasarą, ten žodžiu, kad mes būtumėm visi vienodai paaugę, kažką perskaitę bendrai, kur galėtumėm diskutuoti ir taip toliau. Ir jau tada dėstytojas mane pasikvietė ir sako, Evelina, su tavo charakteriu, su tavo temperamentu, pradėk nuo plonesnių. Ir aš galvoju, ar tai iš tikrųjų man tuo metu padėjo, dabar aš labai mėgstu skaityti knygas, man tikrai visą laiką aš turiu jas ir kupriniai, ir kelioniai, ir namie, kai tik randu laiko, aš skaitau ir savo malonumą, ir ten ieškodama tam tikrų gyvenimo klausimų, atsakymų į klausimus. Bet galvoju, ar tuo metu sužaidė autoritetas žmogus, ar man tik reikėjo tokio postumio, tokio lengvo žodžio, žinai, planos knygos, kad man neužkrautų, nes buvo ir šventas raštas tame tarpe, tai sako, tik nepradėk nuo šito, nes bus sunku. Tai galvoju, pats pasakoju apie save, kad buvau uždaras ir tai tau leidžia susikoncentruoti kitur, o tiem ekspresyviem, gal temperamentingiem žmonėm, po truputį bent jau pradėti skaityti. Tai čia ilgas mano klausimas, labai atsiprašau, bet jeigu taip sukonkretint, tai kaip pats galvoju, ar tas autoritetas labiau lemia, ar gyvenime ateina po truputį ir su savo temperamentu tu taip apsipranti ir pradedi skaityti. Šiaip tavo pastebėjimas, to plona knyga, tai geras, šitas pats ir mokyklai taip pat veikia, jeigu ten ateina 11-okas ir duodi jam ten didesnės apimties sudėtingesnį kūrinį, kokį nors, kad ir netokios didelės, bet vis tiek, Šatrijos raganas, ten kaip mano pavyzdys mėgstamas Sename dvare, tai, jis neperskaitys, jam reikia kažko suprantamesnio, kažko, kas labiau įtraukia, ne per didelės apimties. Tai o autoritetai, nežinau, pirmiausia autoritetai tėvai turbūt yra vaikui, kiek jie skaito, kiek jie skatina skaityti. Realiai tai daugiausiai yra tėvai ir šeimos pavyzdys, paskui kažkiek mokytojai gali prisidėti, bet ne jie didžiausią darbą turėtų atlikti ir atlieka, man atrodo, aplinka. Nuo paties žmogaus šiaip charakterio priklauso, į kokias veiklas jis irgi linkęs, gal ten uždaresnis žmogus, gal jam ramesnės veiklos reikia kažko įsigilinti, nori į save. Arba kur, sakom, sportininkai turbūt knygų neskaito. Čia tokie stereotipai, bet kaip sakoma, stereotipai iš niekur neatsiranda. Aš irgi krepšinį lankiau 6 metus krepšinio akademiją, tai, Skaitai tuo metu knygas? Tuo metu skaičiau, bet daug kas tikrai neskaitė, kas lankė krepšinį. Tai... Gal dėl to ir metai, kad neatsirado bendra kalba? Turbūt ne tiek bendra kalba su kitais žmonėm, nes aš toks gan mažai bendraujantis, bet kuriuo atveju su aplinkiniais, bet tiesiog, jauti, kad ne visai tavo, tai toks labiau gal link kultūros žmogus, ten kino akademija atsirado, filmus mėgau ten kažkokius kurti, vaizdo klipus ir panašiai. Tiesiog pasukau labiau tą meninę veiklą, bet tas rašymas ir skaitimas visada buvo šalia. Ką palinkėtum taip jaunam žmogui, jeigu jis klausytų šitos tinklalaidės, kažkokie 2 pavojai užsidaryti knygose ir būti labai juose ir nerasti bendraminčių, vienas pavojus, o kitas visai jų neskaityti ir būti tik tai labai paviršyje, tokiam, ar ne? Ką patartum, kaip atrasti tą aukso viduriuką? Žinai, visą laiką mes ieškom to aukso vidurio. Man atrodo, blogiau neskaityti visai, negu skaityti per daug, turbūt. Čia pirmas dalykas, nežinau, ar galima per daug skaityti, bet pamenu, kaip, pateiksiu gal pavyzdį, kaip pasikeitė standartai, pamenu, man dėdė pasakojo, kad jis labai mėgdavo mokslinę fantastiką skaityti, ten ta irgi serija anksčiau buvo knygų, ir pamenu, jis sakė, kad slėpdavo knygas skaitomas vadovėliuose, kai močiutė, dėdės mama ateidavo į kambarį. Tai kaip pasikeitė tie standartai, dabar ten prie kompo, prie telefono ir panašiai. Anksčiau buvo knygos kaip pramoga labiau. Tai nežinau, ko palinkėti ir kaip atrasti, manau, reikia tiesiog skaityti ir jeigu skaitys per daug, tai gerai, tegul skaito per daug. Aš norėčiau gyventi visuomeniai, kuris skaito per daug. Tebūnie. Geras, tebūnie, gerai. Toksai palinkėjimas. Ir paminėjai irgi, kad keičiasi laikai, tai irgi įdomu išgirsti tavo nuomonę.
sakom, pavyzdžiui, perskaitėm knygą, ar ne? Ir aš, pavyzdžiui, labai mėgstu pirkti knygas ir jas turėti namie, o prisipažinsiu, sėdim tokioje gražioje bibliotekoje, bet į bibliotekas vaikštau retai, studijų laikais tai buvo. Bet dabar žmonės labai dažnai klausosi knygų. Tai ar skaitosi, kad mes perskaitėm? Nu, geriau klausyt, negu visai nieko nedaryti su tom knygom, bet šiaip jau, jeigu tu skaitai, aš manau, to raštingumas gerėja greičiau, tu pastebi kablelius, pastebi kitus skyrybos ženklus, sakiniai atkreipi dėmesį, kaip formuojami, bet nežinau, mano mokiniai, pavyzdžiui, aš mokyklai dirbdamas sužinau, kad kai kurie skaito ir klauso vienu metu tos pačios knygos, nesu bandęs taip, bet dabar gan dažnai taip daro jauni žmonės. Kiti tiesiog klauso, bet iš to klausimo, tai vėlgi, kartais nukrypsta dėmesys, dažniausiai kažką kito darai, užmiegi vidury knygos ar panašiai, tinka, aš irgi esu klausęs tų knygų, pavyzdžiui, bėgiodamas, perklausiau, bet ten kažkokio lengvesnio turinio, tuo metu, nežinau, neklausai ten kažkokio Kortazaro bėgiodamas ar ten, nežinau, tvarkydamas namus turbūt. Man sunku prisipažinti klausyti, aš kažkaip negaliu tiesiog, gal važiuojant mašiną, kai vairuoji, pavyzdžiui, mėgsta irgi audio knygas. Tikrai maloniau turėti knygą, nežinau. Man irgi, mes gal senamadiški tokie, matomės, kartos, taip jauni žmonės nepritartų turbūt. Mokytojavimo tema, norėjau irgi pasidalinti, jau minėjau, kad esu irgi mokytoja ir dirbu miško mokykloje. O kokio dalyko galima paklausti? Muzikuoju su vaikais, bet dažnai, pavyzdžiui, pastebiu savo klasėse pradinukams, aš mokau juos, pavyzdžiui, jie padaro užduotį mano kokią nors ir yra mokinių, kurie sako, mokytoja, aš galiu, kol kiti pabaigs tyliai paskaityti. Ir tikrai yra ne vienas toks mokinys atsinešęs į pamoką knygą ir aš kaip papasakoju tokius dalykus, man atrodo, jie tokie kasdieniniai man, sako, tai pas jūs čia kažkokia fantastika vyksta, taip nebūna mokyklose. Nusakau, gal aš dabar jau kurį laiką nevaikštau į paprastas mokyklas. Dėl klausti noriu taip, kaip tu manai? Nes man čia vienas gražiausių epizodų apskritai, kai taip mokinys ramiai gali pasakyti, aš pasiėmu knygą paskaityti. Galvoju, taip, svarstau. Labai daug atšakų privačių mokyklų kažkokių atsirado, nei mes mokėmės. Yra paprasta mokykla, ten menų mokykla, licėjus gal sustiprinta ar ne, ir jėzuitai buvo. Tokia kažkokios 4 pagrindinės bazės. Dabar atšakų nuo homeschoolingo iki gamtos, Valdorfas gal dar anksčiau buvo, aišku. Nebuvo populiaru. Nebuvo populiaru, bet dabar tų krypčių atsirado tikrai labai labai daug. Ir aš pastebiu, kad aš susimastau, galvau, kas iš jų užaugs. Jie visi bus tokie skirtingi. Ir nesakau, kad tai yra blogai. Ar kažkur paskęsta pagrindinė ta mūsų valstybinė mokykla, kaip tu galvoji, ar ne? Nemanau, įdominuojanti iki šiol, ne? Ir turbūt bus dar ilgai. Ir aš, pavyzdžiui, kai ieškau darbo mokykloje, tai būtent ieškau tokio standarto. Man buvo įdomu įsidarbinti mokykloje, tokia tikroji valstybinė. Ir tiesą sakant, susiradau šiek tiek geresnė, net negu norėjau netyčia. Bet jo, aš irgi pastebėjau, šiaip mokiausi, baigiau jėzuitų gimnaziją, kurią tu paminėjai, bet prieš tai mokiausi vienoje privačioje mokykloje. Ir man labai nepatiko ar paliko blogą įspūdį ta privati mokykla. Kodėl? Daug pinigų už nieką ir mokiniai tokie iš visur suėję, tiesiog tokie visi priimti, kieno tėvai moka pinigus, tai tie ir mokosi. Tai ten tokia labai įvairi auditorija ir toli gražu ne kažkokia atrinkta. Bet dėl ko pasakoju, nes pastebėjau, kad ir tos privačios mokyklos labai keičiasi ir girdžiu daug gerų atsiliepimų ir jų daug visokių atsiranda ir matyti jo, ir šitoj srityje irgi ta situacija kažkokia kitokia dabar. Tai... Nes, pavyzdžiui, homeschoolingas, kuris atsirado karantino laikotarpį pagrindė, kas pastebėjo, žiūrėkit, mes galim savo vaikus mokyti namie ir su jais būti ir skaityti, aš tai ploju rankom, kurie gali suderinti šitus dalykus, jeigu tik įmanoma ugdyti vaiką artimoje aplinkoje ir privesti prie gerų rezultatų, tai... Aš nežinau, aš per mažai žinau apie tai ir nemėgstu kalbėti apie tai,
apie ką žinau per mažai, bet man skamba labai tartinai tokie dalykai. Vis dėlto vaikas negauna socializacijos tos mokykloje, tėvai irgi nėra pedagogai paprastai, kurie moko namuose. Nu, nežinau, jeigu veikia, tai veikia, bet reikia įsigilinti. Aišku, kad čia dabar bandomasis laikotarpis, mes čia galim dar padiskutuoti šitą temą, bet mes ją galim ir palikti tokią, kad miksas auga geras, vieni daugiau skaito, kiti mažiau skaito, vieni daugiau mokosi, bet man atrodo visais laikais tai buvo tiesiog pati kryptis, galvau, kaip susiformuos visa ta mūsų visuomenė. Aš tai už tai, kad jeigu žmogus užaugs geras ten medžio drožėjas ir mylės savo darbą, tai nesvarbu, kokioje mokykloje. Taip, reikia mokyti bet kur žmogui atrasti savo kelią, bet dar gal reiktų pridėti tai, kad ta dominuojanti valstybinė mokykla, tas standartas, jį be abejo reikia keisti ir reikia ieškoti naujų kelių, tai gerai, kad jų yra šiais laikais vis daugiau. Tai kad jie, aišku, būtų kokybiški. Aš jokių būdų nesu gynėjęs tos standartinės dabartinės mūsų švietimo sistemos, tai tikrai pasenus ir jau seniai paseno jinai, tai nežinau. Ir išėjęs iš mokyklos pavartoju irgi žodį gynėjas, aš net pasirašiau pas save, kad išėjęs iš mokyklos vis tiek kalbėjo apie mokytojus ir juos labai palaikai ir tikrai toks mokytojų gynėjas galėtum būti. Čia toks iš inercijos dar turbūt važiuoja kurį laiką, nes kuo toliau aš tuo labiau tolstu iš tiesų nuo tų aktualijų ir jaučiuosi realiai pasakęs viską, ką aš norėjau ir tais iki knygos straipsniai savo Facebook'e lietuvių kalbos mokytojas ir paskui į tą pačią knygą sudėjęs ir dar papildęs ją. Ir realiai, nežinau, kažkaip jaučiuosi jau pakankamai daug pasakęs ir nebežinau, ką naujo galėčiau pasakyti, o tos aktualios, viskas keičiasi, bet aš nenoriu savęs įtvirtinti dabar visam likusiam gyvenimui kaip kažkokio mokytojo, tai nežinau, tai atrodo kažkaip riboja ir mane ir toks nenoriu, kad štampas liktų. Bet kodėl aš tai sakau, nes atrodė, kad tau tikrai svarbu, kad tai, ką tu patyrei, tau buvo svarbu, dėl to tu apie tai kalbėjai, čia ne kažkoks šleifas, bet tą akimirką išgyventi, žodžiu. Tai aš visiškai buvau atsidavęs ir tuo nuoširdumu tikrai negalima suabejoti, ten 1, 2 metus, 3 metus, nors pervargęs, bet vis tiek stengiausi iš paskutiniųjų. Ir ta knyga visiškai nuoširdi, ir straipsniai nuoširdus. Ir sakau, tuo metu tai buvo tiesiog, mano kažkokia misija, mano užsidegimas, aistra, visa kita, bet tada tas perdegimas įvyko. Ir galiausiai mokykla niekada nebuvo mano pagrindinis tikslas. Pagrindinis tikslas buvo rašymas, knyga, mokykla man padėjo pasiekti tą tikslą, dabar kas toliau, nežinau, kitas etapas, kitos knygos, bet ar mokyklai dar kad nors dirbsiu, gal iš vis niekada nebedirbsiu. Vaikų darželėje dabar, Karolis. Moko vaikus skaityti. Mano auditorija visada buvo tokie 12-okai, su kuriais gali ten pajuokauti, jauni suaugusiai tokie, visi jaunesni, tai ne. O universitetas? Irgi ne, ten aš nepakankamai protingas universitetų jaučiuosi. Bet gerai skambėtų profesorius Karolis Klimas. Nežinau, geriau skamba rašytojas. Rašytojas, gerai. Rašytojas. Dar kodėl atsivežiau irgi šitą knygą. Žinai, norėjau paklausti, ką rekomenduotum paskaityti, bet po to supratau, kodėl klausti šitą klausimą, jeigu čia yra Karolio privalomas, neprivalomų knygų sąrašas, kuris ne tik 11-okam ir 12-okam, tiesa. Ir tu tokį sąrašą čia suskirstai į 3 grupės, gali plačiau papasakoti, o aš įdėsiu kokią nors knygos pavadinimą. Gerai. Pirmas buvo Kam? Pirma knyga? Pirma grupė. Kam buvo? Ai, tai ten mažiau skaitantiems. Mažiau skaitantiems. Taip, paskui vidutiniškai kažkaip ten skaitantiems, nežinau, ir daugiausiai skaitantiems. Knygos skaitantiems dažniau. Dažniau, jo. Ten dar kažkiek nurodyta. Taip, tiems, kurie savo norų perskaito apie 10 knygų per metus. Kažkokį reikėjo, kad kai mokiniam duodi tą sąrašą, jiems reikia visada apibrėžtumo, jie kitaip nesiorientuoja ir taip paprasčiau. Ir trečia grupė? Daugiausiai daug skaitantiems. Pažengusiems skaitytams. Taip. Tai ten, Tiems, kurie savo norų skaito daug ir nuolat. Tai čia toksai iš pedagoginės pusės suprantamas sprendimas, nes mokinių yra įvairių, ateina, kurie visiškai neskaitė knygų, ten 5 metus neperskaitęs nei vienos knygos, turėjau tokį mokinį, tai jam neduosi sudėtingo kūrinio, reikia kažko lengvesnio. Tie lengvesni kūriniai nereiškia, kad jie prastesni, jie tiesiog gal lengviau įveikiami ir gali juos ir pažengę skaitytojai skaityti. Tai
Tiesiog toks sąrašėlis, man kaip pats mokiaus mokyklai labai trūko tų rekomendacijų, man nepatiko skaityti Donelaitį ir kitus ten lietuvių autorius analizuoti, tai man trūko rekomendacijų. Remarką ten visi atranda paprastai tokį amžius, jiems labai patinka, bet yra daugybė kitų autorių. Tai aš norėjau savo mokiniam pasiūlyti alternatyvą kažkokią ir kai tik pradėjau dirbti, ten per pirmus 2 mėnesius, man atrodo, sudariau tą pirmą sąrašo versiją, paskui tobulinau. Ir toli gražu dar neištobulinau tiek, kiek reikėtų, tai visi gali pratęsti. Čia tik gairės, žodžiu, tam tikros. Bet labai įdomu, internete irgi galima rasti šitą. Seną versiją. Čia knygoje naujausia ir jos nėra. 111 knygų. Daugėjo po truputį, taip. Jo. Realiai galėčiau dabar papildyti, per pastarosius metus ten skaičiau. Jisai galėtų vėl. Kai ką išmeščiau, kai ką pridėčiau. Kai kurių ten vienos kitos knygos pats nesu perskaitęs iš to sąrašo, bet čia nėra nieko blogo tame. Tai tiesiog kai kurių žmonių rekomendacijom pasikliaudamas tiesiog įtraukiau. Tai turėjau ir filmų sąrašą sudaręs mokiniams paskui po knygų sąrašo irgi. Yra internete? Yra, jo. Tai irgi toli gražu. Paieškos. Gerai, lietuvių-kalbos-mokytojas.lt. Aš viską jau dabar seku. Aš jau dabar esu viskas... tam tinklalaidai viską žiūriu jau ir net vieną paskaitą žiūrėjau. Tai iš tikrųjų ir įdomu tai, kad tam sąraše tu gali paskaityti trumpą tokį, ar ne, parašai keistas pasakojimas apie susvetimėjusią visuomenę ir žmogų, nusprendusi užsidaryti dėžutėje kiauti. Apie ką šneku? Žmogus dėžė. Taip, žmogus dėžė, kobabė. Keistas jo kūrinys. Tai kiekviena knyga turi tokį trumpą aprašymą. Čia 111 dabar knygų. Daugiau nieko nebepridursi. Tarsi, tu nebūtum išvardinęs tiek dabar, ką rekomenduotum skaityti, tai dėl to naudojosi tai, ką tu jau esi padaręs, tai yra tavo produktas, tavo darbas. Ir galiu pasakyti, kad važiuodama kalbėtis čia į Kauną, vienai mokytojai pasakiau, kodėl skaitau šitą knygą. Sako, ir aš perskaičiau, sakau, kalbinsiu Karolį Klimą. Tai perduok, kad aš tuo sąrašu kaip naudojuosi ir aš tikrai nemokinė, o tas mes suaugus mokytoja, bet atranda ir suaugę ir vyresnio amžiaus žmonės, žodžiu, sąrašą ir jo puikiai sako, ir to nežinojau, ir to, po to antrą kartą skaitau po ilgos pertraukos, tai tikrai labai ačiū už tokį darbą. Taip, aš kai pirmą kartą pasidalinau Facebook'e, tai buvo žiauriai daug ten pasidalinau, nežinau, pasiekiamumas auditorijos buvo gal ten vos ne 500 000 pamačiusių tą sąrašą žmonių, tai aktualu vadinasi, žmonėms trūksta tų rekomendacijų mokykloje, ten grūdam tuos autorius privalomus, bet žmonės nori kažko daugiau, kažką atrasti, tai praverčia. Dar kalbant apie tavo knygą, pagalvojau, kaip dabar klostosi kelias tavo 11-12, gal žinai? Kartais aplanko kokiam renginy, kartais parašo kokią žinutę. Tikiuosi, kad sekasi gerai. Mano didžiausia baimė, jeigu ką nors sutikčiau buvusių mokinį ir pamatyčiau, kad jis toks pilkos minios atstovas, visiškai nemąstantis vabalas kaip Kafkos metamorfozijai, tada nusivilčiau. Tikiuosi, kad sekasi gerai, linkėjimai mano buvusiems mokiniams. Ir, žodžiu, tikiuosi, kad jie asmenybės įdomios, kritiškai mąstančios. Jėga. Kažkaip džiugu, nes kai baiginėjau knygą, tai net ir ašarą nubraukau. Gerai, paskutinis klausimas. Greitai prabėgo pokalbis. Čia ne klausimas. Greitai prabėgo. Čia ne klausimas. Paskutinis klausimas tada, kad užbaigtumėm taip romantiškai svajingai, nuo vaikystės pradėjom. Būtinai. Ir jeigu turėtum dabar super galią, kokią ją turėtum ir ką keistum? Tai su ta supergalia turiu keisti kažką? Ne, žinai, visi mes, nesėdim apsikabinę savo supergalę. Aš norėčiau galbūt... Ką su ją darytum? Gal toks tiesiog? Norėčiau pažinti visatos, sužinoti visatos paslaptį, nežinau, perprasti kosmosą, viską, kodėl mes čia esame ir kas slypi iš to, ir kur baigės ar nesibaigia, ar kas visą tai sukūrė. Žodžiu, man visą įdomu ir dokumentiniai filmą apie kosmosą ir mąstau apie tokius dalykus, tai man gal būtų įdomus sužinoti iš tiesų tai, ko nesužinosi matyt niekas. Ir ateinančias kartas neaišku ir iš viso, ir tas atsakymas yra neaišku. Jo, tai gal būtų įdomu. Tokia būtų supergalia. Bet čia gal net supergalia būtų, kaip vadintųsi, visažinystės turbūt. Turbūt, nežinau.
Įsivaizduoju, bet kaip būtų neįdomu tada gyventi. Na, kitas dalykas, jeigu dar galima būtų antrą pasirinkti, tai... Čia pirmas, žinai, koks tavo noras, noriu dar supergalių. Mano supergalia turėtų kuo daugiau supergalių. Ne, bet norėčiau gal tada kitą supergalę, norėčiau pasirinkti, kada galiu mirti, nes aš bijau mirties ir norėčiau daug pamatyti, va, ką žmonės dar išras ir kaip, kur viskas, kaip susiklostys. Kaip tau tokie tamsiai skamba, ne? Ne, aš labai tapatinas, aš labai irgi daug galvoju apie mirtį, aš irgi labai bijau. Ir dabar galvoju, kad jeigu manęs kas nors paklaustų, cituosiu tave. Tai meno žmonės mes tokie vis tiek panašiai mąstom, bijo mirties. Kažkokios pabaigos, nes atrodo, kad viskas yra... Gal kūryba yra bandymas įveikti mirtį, aš taip įsivaizduoju šiek tiek. Manau, kad taip. Kuriantis žmogus yra pats gražiausias, tai aš linkiu tau kurti toliau. Aš linkiu irgi tau kurti. Ačiū. Ačiū. Ir ačiū Metai su knyga 2 klausytojams, kad stebite, kad sekate, kad žiūrite, dalyvaujat konkursuose, o tie, kurie gyvena skirtingose Lietuvos miesteliuose, tikiuosi, kad sulauksite ambasadorių su vasaros knygomis ir jų susitikimais. Iki. Ačiū, Karoli.